31 yra klasikinis klausimas, kur mums duota keli dydžiai. Naudojantis formulę reikia surasti kažkokį kitą dydį. Pradedam nuo duoto rasti kaip visada. Vidinė varža 0,5 ohmo. Kadangi įjungiam kaitinamąją lempą, kaitinamoji lempa jau yra išorinėje grandinėje, tai bus išorinė varža, žymima R didžioji. Ir grandinėje teka 0,5 ampero srovė. O rasti elektrovarą. Einam į formulyną, ieškom formulių, kurios turi panašias raides. Ir kaip tik tokią vieną ir turim. Belieka išreikšti, kam lygu E. Dauginam iš vardiklio. Ir įsistatom skaičius. Čia iš tiesų net nereikia skaičiuotuvo, 99,5 plus pusė yra 100, 100 kart 0,5, tai 2 kartus perkeliam kablelį, bus 50. Atsakymas užrašyti sveikojo skaičiaus tikslumu, tiek ir gavom 50.